Treneri, dar viena iškovota pergalė, pagrindinės priežastys jūsų akimis buvo kokios? Manau, kad šiandien pergalę mums padovanojo gynyba. Gal išskyrus pirmas 5 pirmo kėlinio minutės mes tikrai solidžiai gynėmės ir netgi tada, kada negalėdavom pilnai ritmo surasti puolime, nepataikėm gerų susikurtų metimų, atrodė toks jausmas, kad negalim pilnai įsivažiuoti. Mūsų gynyba laikė rungtynėse ir pabaigoje pramušėm. Apie gynybą paminėjom, bet aš apie puolimą norėčiau irgi atkreipti dėmesį. Sezono starte, ten pirmos 4-5 rungtynės, 70 kelis taškus rinkdavot. Dabar po 10-15 renka daugiau. Kas irgi jūsų akim tai lemia tiesiog geresnis pataikymas dasidėjęs, ar komanda taip pat kitaip puolime žaidžia jūsų akim? Tiesiog yra geresnis išpildymas. Žaidėjai labiau supranta, ką reikia daryti aikšteliai, geresnis detalių išpildymas. Dėl to ir rezultatas yra toks, be jokios abejonės. Kauplandą prieš visai nesenai pakeitėt Niku Nylu ir jaunystę pakeitėt patirtim. Tai kiek ta patirtis daro aktyvesnės smegenis aikštelėje, taip pat sprendimų priėmime? Nikas yra mūsų patirtis, ramybė ir profesionalumo pavyzdys. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes jį turim. Ir jis tikrai yra, kaip sakyt, sektinas pavyzdys mūsų jaunimui. Ar vienas iš tokių pavyzdžių ir yra tai, kad žaidėjas po laimėtų rungtynių dabar mums už nugarų lieja tritaškius toliau aikštelėje? Taip, jis visada labai rimtai viską žiūri, labai rimtai prižiūri savo kūną, labai profesionaliai elgiasi ir, šiaip labai puikiai asmenybė, sakyčiau taip. Apskritai, žvelgiant į šį sezoną, vienas mažesnių biudžetų Urbo nacionalinėje krepšinio lygoje, sunkesnis startas buvo irgi, o dabar atrodo tiesiog žengėt visi priekį ir į priekį. Kaip tą kelią patys matot nuo pat sezono pirmos dienos ir starto linijos? Aš esu patenkintas mūsų žaidėjų treniruotumu. Jie leidžiasi treniruojami ir jie klauso. Ne visada viskas gaunasi, bet pastanga yra teisinga kryptimi. Ir jie vis geriau supranta tą krepšinį, kurį mes turime žaisti, tiek gynybai, tiek puolime ir natūraliai rezultatas matosi iš karto. Tai ačiū ir sėkmės.